Pasaka apie pagranduką. Scenarijaus autorė ir režisierė Červinskaja, dailininkas statytojas Kurycinas. Operatorius Saruchanovas, kompozitorius Vainbergas. Filmą lietuvių kalba įgarsino Lietuvos televizijos studija. Pagrandukas, anūkei, vardynų proga nuo senelės. Pagranduk, kokiški? Aš noriu tave suėsti. Deja negalima, štai. Aš anūkės. Šit kaip? O ar aš galiu kartu su tavimi eiti? Man kaip tik reikia morkų iš tenai atnešti. Žinai, geriau aš eisiu paskui tave, nes tu labai skaniai kvepi. Pagranduk, ar galima tave suėsti? Negalima, Vilke. Štai ir kiškis manęs nesuėdė. Aš anūkės. Anūkės? Pagranduk, aš tave suėsiu. Negalima, meškiuk. Aš tai mielai sutikčiau. Bet manęs ir kiškis nesuėdė, ir vilkas nesuėdė. Aš anūkės.
Gal su tavim pasivaikščioti, ar ką? Oi, aš už tave neatsakau. Laikykis, meškiuk, visi kenčia. Oi, kaip sunku iškęsti. Gelbėkite, gelbėkite! Oi, ką aš būčiau daręs be jūsų? Pagranduk, aš tave suėsiu. Atleisk, laputė, bet jokių būdų negalima. Aš anūkis. Manęs ir kiškis nesuėdė, manęs ir vilkas nesuėdė, ir meškiukas nesuėdė. Aš vardinoms. O aš imsiu ir suėsiu. Gėda. Oi, kokia gėda. Ir kas tave taip mokė, a? Nors mažytį kasnelį, taip noriu. Noriu, tuoj nenorėsi. Einam kartu su mumis. Šiaip sau dėl viso ko pasivaikščiosim. Greičiau, oi, greičiau. Aš jau rodosi mūsų žiedėti. Sveikas, pagranduk. Sveika, anūkėlė. O čia kas tokie? Tai kiškis. O čia vilkas. O čia meškiukas. O čia lapė. Jie norėjo mane suėsti, bet nesuėdė. Jie labai išauklėti. Labai prašom užeiti, būsite svečiai. Iškepėmės pagranduką, gražų rausą nediduką, štai tokio didumo. Didelis pagrandukas visiems užteks. Štai tokio platumo. Štai tokio Kogi jūs valdote? Mums tavęs gaila. Tu toks geras. Tu toks mandagus. Mes kartu su tavim keliavom, o dabar suėsim. Negerai išeina, bet kaipgi jūs būsite be vaišių? Kodėl tu be vaišių? Ir pagrandukas liks sveikas, ir jūs visi būsite sotūs.